Kaip jums jausmas skraidyt, kai taip nešioja? Pagavo. Kabo ant medžio. Laisvinsime save ilgai ir nuobodžiai. Ne, labai čia lengvai. Jo? Iki medžio viršūnė ir skriskis čia. Nes išsipūtęs sparnas. Jau viskas. Jo. Čia tai bus dabar. Pjūkliuką turit? Palauk, mes patys turim, atrodo, ne? Praeitą savaitgalį vienas tarp medžių pataikęs. Ai, buvom. Reikia eit pjūklą traukti. Reikia eit. Kaip jūs jaučiatės prisiskraidęs? Kokiai dabar į ten nukrapštyti? Pjausiu medžius, nu. O tu čia visai palei medžius buvai, kai užlūžo tas sparnas? Ne, jis aukštai buvo. Aukštai buvo? Ir nukrito jos. Dar kaip tas sparnas nesuplyšo. Bet štai krūmo, tu pjautai nieko. Tik tai striauko kavo. Negu žiūrėt pjūklą, jeigu aš jo neišėmiau. Tai pjausim. A jeigu aš jį išėmiau. Nu tai tada jau keiksimės. Ai, na šik, bet tai kai čia dabar reikės pjaustyti? Aš nežinau. Gal paliekam tą sparną varom namo? A kaip paskui daryti? Teko būna. Kitas gal kas nuims. Ai, na šik. Vot čia ta nelaiminga duobė. Taip, aš žinau, gerai, nu žiūrėt. Tai pasiekmės. Dabar aplinkui zyzia visokie sparnai, o mes viešuosius darbus dirbam. Mišką tvarkom, medžio reik. O jie žiūri. Pastai, viryti. Toks pat kaip ir mėsininko kirvis. Nu ką, sparnas išlaisvintas. Laimingas eina į viršų. Неудачной. А čia nusileidimo dieta. Padarėm tarpeklį. Einame ir mes į viršų. Simam instrumentus. O, geras kirvis paskolina.